Sveiki visi, šiandien aš jums parodysiu keletą triukų Silence Map'e. Čia bus klipas kaip pamoka, matote, šis klipas vadinasi šitaip. Taigi, pradėsime. Taigi, aš dabar šoksiu nuo šio tramplino. Pas mane yra Hornet M1. Tankas turi būti nei lėtas, nei greitas. Turi grinai vidutinis greitis apie 7-6 gal. Tam tarpe. Taigi dabar bandysime. Taigi matote, nušokom. Šitaip galite paimti paprastai flagą. Taigi eisime prie kito triuko. Tuoj pat grįšime. Taigi antras triukas. Esate labai lėtas tankas, tai aš dabar esu su vikingu, galite kitaip nušokti. Važiuojate vidutiniu greičiu. Taigi, dabar truputį sustojate, pasiemate ant kampo ir tiesiog krentate. Atsiprašau už feilą, bandysime dar kartą. Kartais matote, gali taip nepavykti, bet dažniausiai tai pavyksta man. Atsiprašau, toj grįšiu. Taigi grįžau ir dabar turėtų pavykti. Galite važiuoti atbulomis, priekiu, nesvarbu. Taigi bandau dar kartą. Matote? Pukšt. Ir paprastai savo. Galite vėl paimti flagą paprasčiausiai. Taigi, tuoj grįšiu. Trečias dalykas. Jei esate su religūnu ar su kažkuriuo kitų ginklu, tai galite nušokti šitaip. Nesvarbu su kokiu tanku, ar lėtu, ar greitu, galima su bele kokiu tanku, tik svarbiausia turėti va šitokius gunus. Tuoj parodysiu ir kitą. Galima ir su šitokiu, su smoky. Galima ir su šitokiu. Bet jums gali nuimti gyvybių, bet šį kartą nenuėmė. Matote, jei esate labai arti ir šaunate, tai nusiema gyvybės. Galite ir su šitokiu, bet jis man labai patinka, šaftas. Atsiprašau už lagą. Sustrikavo kompiuteris. Nesvarbu tiesiog. Svarbiausia, kad galėtų. Būtinai šaukite, nes kitaip apsiversite. Galite ir su šituo, bet jis irgi gali jums nukirsti gyvybių. Gal su to ir fainiausiai, su religūnu irgi gerai. Taigi, tikiuosi mano pamoka jums padėjo. Ir nedarykite jokių klaidų, ten nešokinėkite kvailai, nes, bus, nežinau, galite nusimti savo gyvybę, taip ir toliau. Taigi atsisveikinu, mano nikas žaidimo yra Rokas Cool, mano rangas irgi yra 5 kubų, taigi, iki.